Ingrida į projektą įsiliejo paskutinę, nors repeticijų salėje kartu su kitomis poromis plušo nuo vasaros pradžios. Prieš pirmąjį pasirodymą televizijos eteryje ji netvėrė savo kailyje. Aš manau, kad mes galim būti tokie gyvsidabriukai, velniukai ir stengsimės, o gal tiesiog ne tai, kad stengsimės, mes būsime linksmi, nes mes iš tikrųjų tokie ir esame. Tada Ingrida prisipažino, kad dėl jos debiuto šokių projekte labiau jaudinasi jos artimieji. Jiems atrodė, kad Ingrida per daug jautri, jog atlaikytų komisijos kritiką. Vargšelė. Arba kaip gaila man tavęs, Ingrida. Kodėl? Šiaip labai noriu pamatyti, bet tai jaučiu tu kaip Daniutėdi, tai nepatiksi. Arba kaip tave komisija suvalgys. Artimųjų pranašystės neįsipildė, komisija dažniau gyrė nei kritikavo, o Ingridai ne tik pavyko pažaboti savo jautrumą, bet ir įrodyti, kad visko gyvenime ji gali pasiekti savo, o ne garsių tėvų pastangomis. Kazlauskaitė tikrai neatėjo čia kaip vištelė pašokinėti ant parketo, paverkti, kad noriu numesti svorio arba kad aš pirmą kartą ant parketo. Tikrai ne. Iš tiesų Ingridai galima pavydėti darbštumo ir užsispyrimo. Ta nuolat kartojo ir eiklusis jo šokių partneris Ovidijus. Nėra taip, kad neįsėdi tik tais, žiūri blizgučius, nagus ar galvoja, kaip čia ką gražiau apsirengti. Žmonės to nemato, aišku, kiek mes dirbam, bet aš tai tikrai galiu pasakyti, kad nėra ar ne kvaila kažkokia, kuriai rūpi tik paviršutiniški kažkokie dalykai. Negaliu pakęsti tinginių. Esu smulki moteris, bet tinginių aš galiu ir užpakalį spirti. Ir nors daugelis prognozavo, kad Ingridai bus sunku tvardyti ašaras, mergina atvirkščiai parodė stiprų charakterį. Ji nė karto neverkė prieš televizijos kameras, o po kiekvienos nesėkmės ant parketo žengdavo vis labiau savimi pasitikinti. Tad galima drąsiai sakyti, darbštumas ir tikėjimas savo jėgomis atvedė šią porą į superfinalą.